kaip tas bendravimas sveikas turėtų santykyje būti, kokius kraštutinumus žmonės nueina, jog visgi jie ateina iki skyrybų ir be mediatoriaus pagalbos jie jau negali išsispręsti dalykų. Na, tai tas sveikas santykis, jisai turi būti toks, kad na, žmonės geba pasakyti savo poreikius. Va čia va yra svarbiausia, nes dažnu atveju tai žmonės nepasako savo poreikių. Ir kai ateina į mediaciją, tai mediacijoje, ką mes irgi darom, bandom išsigryninti tos poreikius, interesus, kas ko norėjo. Ir va tas svarbu, na, kad, o, tau tas patinka, tu to nori, kodėl tik dabar pasakėjai. Mhm. Ir būna iš tikrųjų, kad, nu, nieks nieko nepasako, bet ir mes neskaitom vienas kito minčių. Tai va to tokio reikėtų to bendravimo. Ir mes va tą mediatoriai irgi dažnai matom, kad nu, kodėl nepasišnekėjot anksčiau? Bet aš Nes žinot čia dabar iš savo vyro bokšto, aha, vat apie tą, kad anksčiau negirdėjau, aha, nežinojau, bet esu girdėjęs tikrai nemažai moterų, kurios įsivaizduoja, kad vyras turi suprasti taip, intuityviai. Kad jeigu taip, aš, nu, neturėtume mes visko sakyti, nes tada gaunasi fiktyvus santykis. Turėtų būti gi romantika, intuityvumas ir taip nu, toliau, turėtų suprasti kažkaip tai. Ar gali vyras intuityviai suprasti? Ar tai yra teisinga logika iš moterų pusės? nu, čia tikrai kartais moteris irgi prisigalvoja, ne, kai sako, aš noriu, kad tu man padovanotum gėlių, bet jeigu aš tau pasakysiu, kad tu padovanosi gėlių, tai aš jau tų gėlių nebenorėsiu. Tai čia labai dažnai, ne, tai būna. Tai čia va tas ir yra menas kažkaip, kad, na, aš tai kaip sakau, kaip stebiu tas poras, iš tikrųjų per metus ten į šimtais jų ateina, tų besiskiriančių, tas skaičius didelis, gan ir liūdnas yra. Bet kaip stebiu aš tas poras, ką matau, tai kad čia reikėtų namų darbus padaryti pradžioje. Pasikalbėti, kokie bus mūsų poros tikslai, kokie interesai ir mes galim toliau važiuoti, ar ne, ar mes sutapsim. O jeigu mes galbūt esame ir skirtingi, bet, na, yra kažkas trauka, norim būti kartu, ar ne, yra tie skirtumai, nes sako, irgi skirtumai traukia, tai tada pasižiūrim, ar mes judėsim bendro tikslo link, ar norėsim dirbti, ar norėsim kažką daryti. Jeigu mes darysim kažką, tai valio, viskas įvyks. Čia ir kai sakėt, kalbam skirtingom kalbom. Tai išeina taip, kad jeigu mes namuose kažką tai sprendžiam ir aš matau, kad, am, nežinau, mano draugė yra susiraukus, nepatenkinta tyli, aš klausiu, kas yra, sako nieko. Tai kaip man šitoj vietoj visgi išgirsti tą informaciją, kad pačiam neinterpretuoti, nes jeigu jinai pasakys nieko, o aš matysiu, kad kažkas blogai, ašgi prisigalvosiu. Tai taip, Tai bet va čia ir va, ką aš išgirdau blogai. Kas yra? Nu, man pasakytų, kas yra, tai aš irgi gal ten atsakyčiau. mhm, Tai va čia ir yra esmė, reikia mokėti paklausti. Kad galbūt paklaus, kas nutiko, kaip jautiesi, gal aš tau galiu kažkur padėti, mhm. kaip norėtum šį vakarą praleisti. Gal jinai ir tikrai pasakys, kad, na, šiandien bloga diena darbe buvo, aš noriu ramiai pabūti. Kaip tu nori ramiai pabūti? Ar nori, kad aš šalia pasėdėčiau kartu, ar nori nueiti į kiną, ar nori aš tau ką nors skanaus nupirksiu ir sakysiu, kaip tu nori, ir viena gal net pabūt nori. Ir jinai tada tau pasakys, ko jinai nori. Ir atvirkščiai, ir vyras tą patį gali padaryti. Tai va čia va reikia šnekėti, nes tas pasakymas, kas yra, nu, čia turbūt iš blogiausių yra klausimų. Okei, tai bendra tokia abipusė komunikacija, Taip, ieškant visą laiką sąsajų su emocija ir veiksmais, nes po to laikui bėgant, tu jau tas intuityvumas ir atsiras, nes tu matysi ir jausiesi su kažkokia tai, na, lūkesčiu ir išvada, kaip prieš tai elgėsi. Tai taip, pradžiai būtina tą daryti. taip. Ir netgi yra tokių atvejų buvę, kai tikrai mediacijos metu šalis susitaikė, gyvena toliau. Ir būna ten kažkokių gal kitais klausimais grįžta ir pasiklausia, kaip sekasi jums gyventi. Sako, mes išmokom vienas kitą paklausti ir netgi kartais, sako, bendrauti neklausiant, komunikuoti. Pavyzdžiui, va grįžtų namo, aš šiandien pikta, alkana, noriu viena pabūti, knygą paskaityti. Vyras gerai, skambinu draugam, einu su draugais pažaisti su krepšinį. Tai va taip jau žmonės išmoksta paskui bendrauti. Tai yra išreikšti savo jausmus, savo emocijas. Ir tas yra sveikintina, kad pasakyti, o ne tai, kad aš čia sėdžiu, ten kažkas man negerai. Ir laukiu, kol vyras prieis, paklaus ir aišku, dar ten įsivaizduoji, kad įsiklaus ten, kaip tu jautiesi, ko tu, o jis prieina, kas yra. Na, nu, tada kas, ko, įvyksta Taip. konfliktas. Taip. Taip, taip. Nu, čia labai stipru yra gebėti pasakyti tai, ką tu jauti, nes dažnai turbūt žmonės įsivaizduoja, kad juos kažkaip tai teis arba atsiskleisti yra blogai, silpnybė Taip, ir panašiai. taip. Arba yra turėję kažkokių tai praeitį istorijų, kai gal buvo, nežinau, kritikuojami už tą atvirumą ir tada žmonės užsisklendžia. Nu taip, bet čia lygiai tą patį galim pritaikyti ir norint didesnio atlyginimo. Ateit pas darbdavį pasikalbėti. Mes lygiai tą patį.
kaip ten būna, ateina ar ne, čia gal jau senai tas atlyginimas buvo didintas, arba kaip irgi ten ateina, gal pinigėlių daugiau galima pamokėti, kaip irgi tas darbdavys girdi pinigėlių, ar ne? Tai irgi ateitų konkrečiai pasakytų, žiūrėkit, ar ne, pasiėmiau paskolą, man reikia daugiau pinigų, galim padidinti atlyginimą, aš daugiau dirbsiu. Mhm. Priimam kompromisą. Kažkokį, ar ne, variantą. Tada darbdavys ką girdi, kad jis yra suinteresuotas, kad jam reikia pinigų ir jisai dar kažką vaduos, padirbs. Tai va tas ir yra ta komunikacija. Išmokti reikia komunikuoti, pasakyti, ko aš noriu. Ir aišku, ne tik visą laiką sakyti, kad aš noriu, aš ten viską gausiu, bet tu turi kažką ir pasiūlyti. Tai čia iš mano grinai gyvenimo patirties, aš kai buvau jaunas, pamenu, dirbau gal kokius 3 metus, nei karto nejau prašyti atlyginimo ir tiesiog atėjo ta riba, kai aš jau jaučiu, man nebeužtenka. Nu, aš tikrai dirbu daug, darbo rezultatai geri, aš turiu net ką parodyti, kad su mano atėjimu darbo rezultatai pagerėjo ir taip toliau. Ir po to po 3 metų išdrįsau pagaliau, nuėjau ir sakau, žiūrėkit, su mano atėjimu kiekvienais metais rezultatai gerėjo, aš norėčiau didesnio atlyginimo. Ir manęs direktorius klausia, kiek? Aš taip galvoju, nu, sakysiu tiek, kiek iš tiesų noriu. Pasakiau, sako, ir buvo tiesiog labai trumpas atsakymas. Gerai. Tai Ir viską. Ir aš toksai sėdžiu, rimtai? Ta prasme, viskas? Taip, reikia žingsnį tą žengti, nebijoti nueiti. Bet turbūt šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad tu turi atnešti kažką ant lėkštės, ne? Taip, tai va tas ir yra, tas pačiose dėrybose visada tu turi irgi kažką duoti. Ne tik, kad ateit aš noriu gauti, viskas man viena. Nu, tai faktas, kad to nebus, nes jeigu tai įvyks, tai kas yra reiškia disbalansas. Tai vargu, nebent, aišku, ten išimtinais atvejais įsibaugins kitas šalis, ar ne, ten nusileis, ant tavo atiduos, kad tu stok nuo manęs, eik, aš ant to viską atiduosiu. Bet va, klausimas, ar tu gausi to, ko tu nori. O nėra taip, kad tas, kuriam mažiausiai reikia, tas dažniausiai dėrybos ir laimi. Nes versluose, pavyzdžiui, nu neįsivaizduokim, yra verslas ir kreipiasi kažkoks klientas ir tu jauti, kad galbūt jam nėra labai reikalinga tas automobilis, būtent tai būtų Audi ten, tarkim, ne? Ir tada pardavėjas gal jaučia ir supranta, kad, nu, ką jis besiūlytų, galios pozicija yra tas, kuriam mažiausiai reikia. Tai kaip vat, tam, kuriam iš tikrųjų reikia verslui, nu, tarkim, kad ir nežinau, mūsų studijos nuoma, ateina klientas, nu, mes labai norėtume išnuomoti jam studiją, bet jaučiam iš jo, kad jam mažiausiai reikia. Kaip šitoje vietoje vat, padaryti taip, kad jisai nebūtų galios pozicija, kad jis nespaustų, kaip Lietuvoje populiaru, ant kainos, ant nuolaidų, ant kažkokio tai gal tokio manipuliatyvaus žeminimo ir panašiai. Nu, tai iš tikrųjų versle ypač tokių dalykų dėrybose neturi būti. Turi būti visą laiką visi lygus. Tik tada įvyks dėrybos. Nes lygiai taip pat tada reikia pačiu savęs užklausti, ar aš noriu tada dėrėtis su tokiu žmogum, kuris matosi aš jam nesu įdomus, ar ne, nėra to tikslo. Tada kokia man nauda iš to? Irgi savęs kartais reikia irgi paklausti, ar man bus iš to nauda kažkokia. Nes šiais laikais yra daug pasirinkimų. Jeigu tu nenori mano sąlygomis, tai kitur. Ir kaip dažniausiai būna, jie grįžta. Tai tos manipuliacijos, jos retai veikia. O tokio, kad vieną receptą dėrybose, jo nėra. Aš kiek ir literatūros skaičius, ir kiek kalbėjęs su žmonėmis, kas dėrybose dirba, tai sako, nėra vieno recepto. Vienas yra atvejis unikalus ir tu kiekvieną kartą turi pajausti, žinoti save, kiek tu sugebi, žinoti savo vertybės, kitą žmogų įsivertinti, ar ne? Aišku, jeigu čia verslas ar rinka kažkiek įsivertinti, pasidaryti tos namų darbus, tokius ir panašiai. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.